Sveiki. Sveiki. Šiandien mes puošime telefoną ar ko nors kito įkroviklį. Galima puošti ir ausines ar kitokius laidus. Puošime štai taip. Šiandien mums reikės štai tokių karoliukų, indelio jiems susidėti, žirklių, didelių, mažesnių, kokių turite. Tai. Dar kartą parodau karoliukus. Šitie karoliukai, tie, kuriuos žinot, su lygintuvu turite užlyginti. Tai va. Dar galima naudoti lipnią juostelę, su kuria taip pat galim papuošti įkroviklius ar dar ką nors. Parodyk šitą. Štai taip atrodo mūsų papuošti daiktai. Štai. Lipnią juostelę galite naudoti kokią turite. Gali, aišku, būti jau geriau spalvota. O dabar pradėkime. Karoliukus įkarpome. Štai taip reikia karoliukus įkarpyti, įkišti į skylutę ir įkirpti. Ir taip daug karoliukų įsikarpome. Įsikarpime karoliukus. Tada praplečiame. Štai taip. Kad matytas. Ir tada pasiimam kokį nors laidą ir ant jo uždedam. Štai taip. Ir kas, kad matosi, juk vis tiek jūs nusuksite. Pavyzdžiui, ant kitų toresnių laidų labai matosi, kad yra tarpas, o pavyzdžiui, ant ausinių, ausinės yra tokios plonesnės, tai nelabai matosi tas tarpelis. Tuoj palaukit, aš jums parodysiu tą tarpelį. Va, turėtų matytis. Kažkaip blizga. Bet nie. Va. Šiek tiek matosi, bet nelabai. Iš toli nesimato. Štai. Viskas. Baigėme. Dabar nustumame viską į apačią. Sunku, ar ne? Kažkaip padarysiu. Va, gerai bus. Štai. Ir baigėme. Tai va. Baigėm viską daryti. Čia dirbau aš, Ieva Žutautaitė, o man padėjo mano sesė Greta Žutautaitė. Iki.